Šešėlių teatrą išrado kine. Apie jo atsiradimą mena labai graži legenda. Daugiau kaip prieš 2000 metų netikėtai mirė labai mylima vieno valdovo žmona. Valdovas taip nusiminė, jog nebenorėjo nei valgyti, nei gerti ir visiškai nebesidomėjo valstybės reikalais. Valdovo patarėjas ilgai nežinojo, ką daryti, kol jam į galvą šovė viena mintis. Ant medžiagos gabalo nupiešė mirusios valdovo žmonos siluetą, nudažė jį, pritaisė prie gautos figūros rankų ir kojų plonytes virveles, o kai sutemo, patarėjas užtraukė užuolaidą ir sustatė žvakes taip, kad valdovui matytųsi šešėlis, o paskui ėmė tampyti virvutes ir moters šešėlis ėmė šokti. Valdovas šypsojosi pro ašaras. Šis mažas spektaklis jam labai patiko. Greitai jis grįžo prie valstybės reikalų, o šešėlių spektaklis tapo mėgstama rūmų pramoga.